Daug tokių smalsuolių sulaukia. Nu, su fotoaparatais ir atvažiuoja, pasižiūri, va, nutiltų daug kas. O ar seniai, kada jinai čia atplaukė, ar prisimenat su to savo visų lizdeliu? Jo, jinai čia jau pradėjo, prieš gegužės 1 gal pradėjo jau čia krauti tos pradžioj. O jinai čia sukrovė, ar atplukdė jos tą lizdą? Buvo kažkiek atplukdyta. Atplukdyti. Jo, Ar jūs ilgai čia gyvenat, ar ne? Seniai. Seniai, ar turėjo tokį reiškinį, kad ant užtvankos? Ne, niekada, mes sakom, nustebom, žinokit, kad šitaip jau jos ne vietoj. O sulaukat kažkokių komentarų iš gyventojų, kad kažkas gal nerimauja, nes mes sulaukėme į redakciją visokius skambučių. Žinokit, ne, dėl to tai ne. Būdavo tik tai komentarų, kai krisdavo jo tie gulbiukai čia į apačią. Tai ir mes kviesdavom tos gelbėtojus. O šiaip dėl šito tai nieko. O koks gyvenimas verda, ar pastebi čia, ar atplaukia gulbinas? Oi, atplaukia. Jis netgi ten prie mūsų sienos, kur yra tos žolės. Va, jis ten peša tas žolės, matyt, ar maitina, ar kažkaip. Nors anksčiau jinai dar, kol nebuvo matyti visi kiaušiniai sudėti, jinai pati išplaukdavo dar. O dabar jau viskas. Jau matėt, yra kiaušinių, neįžiūrit, kiek ten tų kiaušinių? Ne, kažkaip neįžiūrim, bet jau matomai, kad jau jinai susidėjo kiek reikia, nes jau nepajuda iš to. Neišeina, bet gulbinas priežiūra vykdo, maistą neša į lizdą? Taip. Tai, žodžiu, turi tokią porelę. Turim porelę, netgi buvom nusifotkinę, čia buvo visa kompanija, kažkada pro vartelius atėjusi. Nu, žinokit, gražu vis tiek. O taip nuplauti, matot, yra tikimybė? Žinokit, bijom to lietaus stipraus. Va čia šiek tiek palijo, bet jau tas yra mažai. O šiaip bijojom tų potvinių tokių. Kaip manot, kada jinai jau čia atsivestų paukščiukų? Žinokit, domėjausi, skaičiau maždaug 34-38 dienos. Tai vat kažkur gegužės, balandžio 1 turėtų jau atsivesti. Oi, atsiprašau, birželio pradžioj turėtų atsivesti tos vaikučius. Tai netgi skaitėt? Skaičiau, domėjau, vis tiek. Tokia kaiminystė? Tokia kaiminystė. Jo, mes padraugaujame.